Sveiki, čia Šokas ir mano medžiotojo pasirinkimas. Jau antrą dieną, tiesą pasakius, duodame šį po laukus, lykom visokiais būdais, bandom sulaukti šerno, vakar nesisekė. Šiandien vėl atvažiavom, mažai miegoję, vėl bandysim tykoti šerno laukuose. Kodėl mes čia taip vargstam antrą dieną iš eilės? Viskas labai paprasta. Man į rankas pakliuvo, štai šitas visiškai naujas Inframe Mate Mach 50R prietaisas. Aš jį gavau iš pirmos partijos, turbūt vienas iš pirmųjų Lietuvoje, su juo medžioju jau antrą dieną. Ir šiokį tokį įspūdį apie jį jau susidariau. Žinoma, šiandien po medžioklės, manau, kad įspūdis bus dar pilnesnis. Bet nežiūrint į tai, labai noriu jums pristatyti šitą naują prietaisą, tokį biškį keistos formos. Pradėti turbūt reikėtų nuo to, kad šito termovizoriaus šiluminis sensorius jau yra 18 mK ir tas labai smagiai ir gerai dera su 12 mikronų ir 640x512 matrica. Kitas dalykas, ką jisai gavo tų raumenų, yra štai čia šitas priedas, čia yra tolimatis. Tas tolimatis jis integruotas jau prie korpuso. Ir pamatavus atstumą, tas tolimatis iš karto perduoda vaizdą į matomą termovizorių, tada atitinkamai ir į optiką. Ir jis turi balistinį kalkuliatorių. Balistinis kalkuliatorius veikia tokiu principu, kad per aplikaciją Inframe'aus, pas mane yra pirmoji versija tos programėlės, yra suvedami per Wi-Fi, į termovizorių yra suvedami tikslus jūsų šovinio duomenys. Tiesą pasakius, aš tos tikslius savo šovinio duomenys žinau, todėl kad kulkos greitis yra matuotas su chronografu, balistinį koeficientą taip pat žinau, tie duomenys yra ganėtinai tikslus. Ir vakar pavyko kelis kartus pasimatuoti tą atstumą su sumontuotu priedėliu. Štai čia pas mane yra balistinė lentelė, kuri yra daryta būtent pagal tą šovinį, kuriuo aš medžioju. Ir ta balistinė lentelė yra daryta ir tikrinta šaudykloje, ir daryta su balistinė programa. Ir termovizorius, balistinė programa, ji man skaičiuoja tą patį. Ta prasme, viskas ok su balistinė programa, tikrai patikėkit manim. Kitas dalykas, pati programa balistinė negali jums nupiešti taško optinėme taikiklyje, kur jūs taikotės. Todėl, kad čia yra priedėlis ir priedėlis nemato jūsų optinio taikiklio kryžiaus, tai ten taip dešiniam kamputyje atsiranda pataisos. Pataisos centimetrais, kiek jums reikėtų kelti virš jūsų numatomos pataikymo vietos. Tai va, smagumas numeris 2. Štai čia yra valdymo pultelis. Jis ir anksčiau buvo nuimamas. Štai vietoj šito pultelio valdymo galima va čia uždėti papildomą akumuliatorių, jų komplektai yra 2 ir taip prailginti savo priedėlio veikimo laiką. Tiesą pasakysiu atvirai, nebandžiau to akumuliatoriaus veikimo laiko, bet aš taip įstikinęs esu, kad jeigu termovizorius pats yra pilnai pakrautas, abudu akumuliatoriai yra pilnai pakrauti, vienai medžiokliai to tikrai daugiau negu pakaks. Paskutinis dalykas, apie kurį vėl noriu eilinį kartą užsiminti, naudoju būtent Rusano žiedą, todėl kad visi tie žiedai, kur naudoja ten tos guminius visokios, nežinau net kaip pavadinti, tarpinės visokios, kam naudojamas guminės tarpinės, aš turiu savo supratimą ir savo supračių. Tai vat patikimiau ir geriau už Rusano žiedą aš neradau savo, todėl kad viskas tvirtinasi žiauriai paprastai, žiauriai lengvai. Man tai čia toks, tipo, pyst ir valgau, kažkas tokio. Tai čia toks, pyst ir uždėjau. Pyst ir nuimiau. Paprastai. Prisukau žiedą. Žiedą prisukau. Taip. Iki galo. 2 atsukimus atgal. Štai taip maždaug. Išstatau. Truputį kampu. Priveržiu atvirkštinio sriegio veržlę. Ir šiek tiek pasuku. Ir viskas. Ir galiu eiti medžioti. Beje, su šito priedėliu man tikrai labai pasisekė, man jo prišaudinėti nereikėjo, tiesiog nuvažiavau į šaudyklą pas gintarą, padariau vieną kontrolinį šūvį, ir centrai mano ir optinio taikiklio ir termovizorinio priedėlio sutapo. Vienok nerekomenduoju, tiesiog užsimovus ant optikos eiti medžioti.
Aš esu giliai, daugiau negu giliai įsitikinęs. Pasakykite apie tai savo močiutei, babutei, seneliui, žmonai, nežinau, draugams, parašykit dideliam raidėm Facebook'e, bet kokį priedėlį, ar tai būtų Infirėjus, ar Pulsaras, ar belekas kitas. Jį prišaudinėti reikia. Va taip. Na ir einu, išsirinksiu vietą, kad manęs gal taip podai nekastų, kad būtų patogu apsidairyti, gal šūviui patogesnė vieta. Na ir pasėdėsiu, patikosiu šernų. Tikiuosi, kad man pasiseks. Nu va, medžioklę baigėm šiandien. Šernai atėjo. Šernai buvo, tik tai atėjo 3 kiaulės su mažais paršiukais. Šauti nelabai norėjosi kiaulės maitinančios mamos. Bet manau, kad medžioklė pavyko. Išsibandžiau, galutinai įstikinau, kad Machas 50 naujas tolimačiu. Atstumą matuoja gerai, balistika paišo, vaizdas superinis. Aišku, iš vienos pusės gal ir gaila, kad to šerno šiandien nesumedžioju ir negalėjau jums parodyti, kaip jis ten nukrenta, bet turim geros medžiagos, ją pamatysit visą. Na ir iš kitos pusės aš tai džiaugiuosi, kad nieko nesumedžiojau, nes romantika, medžioklės ir gėrės, čia kaip meilės panašiai baigėsi su šūviu. Visiems gero vakaro. Čia buvo Rokas. Ate.